Jeigu norite pažiūrėti, kokius failus dabar video groja, tai reikia paspausti Tools mygtuką. Na ir čia rodo Enter dabar paspausti, tarp 4 rodiklyčių toks viduje yra mygtukas, kuris OK dar kitaip vadinasi ir rodo, koks pas mum yra grojaraštis. Dar čia galima užstatyti repeato funkciją. Ir jeigu išeiti iš jo, tai su return mygtuku išeinate iš šitos vietos. Jeigu paspausite dabar meniu, tai matote, kad yra jisai pakreiptas, jį galima pasiversti portreto formoje, bet kada tie video failai grojami, tai jums šitoj vietoj dabar neleidžia daryti meniu displėjaus orientacijos, tai ką reikia padaryti, su return išeinam iš grotuvo ir jeigu spausim ant meniu su meniu punktu ir on screen display dar neleidžia, tada iš viso išeisim iš grotuvo su return mygtuku, išeinam ir dabar jeigu meniu paspausim on screen display ir tada display orientation ir čia yra on screen menu orientation. Galima pasirinkti portretas ir jisai yra apačioj dabar atsiranda ir taip patogiau. Na, su return mes išeinam. Na ir kad patekti į vidinį ekrano grotuvą, reikia spausti Content Home. Kada turinys groja, Content Home paspaudus jisai nenuveisim Content Home. Tada reikia spausti Return ir jis grįžta iš grotuvo į šitą meniu. Tai čia nusistato, galima paleisti turinį iš vidinių failų ar iš USB. Taip pat galima nustatyti on-off timerį, kad, pavyzdžiui, kiekvieną dieną jisai 9 val. Įsijungia ir 10 vakaro išsijungia ir groja būtent tą failą. Tai užėjus vaikštama su rodiklytėmis į apačią žemyn ir užėjus ant playerio, jeigu paspausiu, tai čia man rodo visus tiek vidinius video failus, tiek čia yra katalogas, man atrodo, ne šitas, bet šitas bus tiek vidinį USB įdėtas į patį televizorių iš galo, tai čia rodo būtent USB failą. Ir aš galiu ant to failo dar nuveiti viršui su rodiklytėmis ant Options ir Play Selected ir pasižymėti. Pasižymėjau pirmą, jeigu pažymėsiu kitą, galiu ir kitus failus pasižymėti. Tai grįžtame prie Magic Info ir pasižymiu šitą, rodo vienas Selected ir Play paspaudžiu. Ir jisai pradeda groti failą. Jeigu grįžti į tą meniu, tai Content Home paspaudus neveikia, bet su Return mygtuku jūs grįžtate į playerio nustatymus. Dar su Return galima vėl grįžti. Vėl su Return grįžtam į pagrindinį meniu. Na ir dabar tiesiog yra on-off timerio nustatymą. Čia kas svarbiausia, jeigu groti kiekvieną dieną parduotuvėje. Paspaudėm ant on-off timerio ir on timeris nusistato, čia gali būti keletas tų įsijungimo timerių, kurią norite ar visas dienas groti, ar savaitės dienas, ar manual, tai pasirinkti iš tų nuo pirmadienio iki sekmadienio kuriom dienom. Tai pasirenkam everyday, tada kada įsijungti, galite tiesiog rašyti su mygtukais arba su rodiklytėmis į viršų, į apačią didinti.
9 valandą. Kokiu garsu turi būti. Toliau iš kokio šaltinio turi groti. Internal USB tai reiškia tiek iš vidinės atminties, tiek iš USB, bet gali būti ir PC prijungtas, DVI ar kiti šaltiniai. Ir pats svarbiausias yra, kai įsijungs, kokį turinį groti. Tai paspaudžiat ant content ir čia renkatės, ar einat į čia vidinis USB įdėtas raktas, tai būtent iš jo rodo 0.1. Ne? Dar kartą paspaudžiu, reiškia, jisai parinktas. Ne? Čia galima kitus pasirinkti failus. Dabar jeigu yra televizorius portrait režimu, tai video turi būti sukurta normaliai landscape pavidalu, bet pakreipta portreitu, kaip matosi, kad grotų teisingai. Turi būti paverstas tas turinys. Tai pasirinkom šitą ir tada su OK done. Ir čia OK, reiškia nustatytas timeris. Važiuojam į apačią, uždarome ir dabar nustatome off timerį. Jų gali būti daug ir kada išsijungti. Kiekvieną dieną, kokiu laiku mažinti, didinti. OK, OK. Ir grįžtame. Ir uždarome. Viskas. Tai dabar išėjus, nustačius on-off timerį, kaip ir jeigu grotuvas nebuvo įjungtas, tai nieko nebus, tiesiog kai kitą dieną išsijungs, tada pradės groti. Jeigu aš dabar išeinu, tai nieko nevyksta. Tai su Content Home mums jį reikia vis tiek šiandien paleisti dar tą turinį, spaudžiam ant playerio, nuveinam į tam tikrą katalogą ar failą ar vidinę atmintį. Noriu šitą failą paleisti, turiu nuveiti į viršų ir paspausti Options, Play Selected. Ir pažymiu šį su Enter. Ir viskas. Play. Pradeda startuoti. Dar galiu su Tools patikrinti. Atsirado apačioje man, kadangi meniu orientaciją pakeičiau playlistą, būtent vienas failas ir jisai gros. Rytoj įsijungs ir viskas bus OK.